Sveiki, šiame video parodysime, kaip susikurti pirmąją pakartotinės rinkodaros kampaniją. Google AdWords paskyroje pasirinkite mygtuką kampanijos, tada paspauskite raudoną mygtuką plus kampanija ir pasirinkite kampanijos tipą tik vaizdinės reklamos tinklas. Naujame lange įrašykite kampanijos pavadinimą bei pažymėkite tipą pakartotinė rinkodara. Tuomet, nusileidę žemiau, galėsite įrašyti norimą dienos biudžetą. Spauskite išsaugoti ir tęsti. Dabar susikursime pirmąją skelbimų grupę šioje kampanijoje. Įrašykite skelbimų grupės pavadinimą bei numatytąjį kainos pasiūlymą, maksimalų mokestį už paspaudimą. Iš meniu pasirinkite pakartotinės rinkodaros sąrašą ir paspaudžiant ant mygtuko su rodyklėmis pasirinkite norimą sąrašą. Sąrašas turi atsirasti dešinėje pusėje, kaip ir parodyta šiame pavyzdyje. Paspaudę išsaugoti ir tęsti, jūs būsite nuvesti į skelbimų kūrimo etapą. Galite susikurti teksto skelbimus bei vaizdinius skelbimus. Sėkmės!